Šiaip esu vadybininkas, esu mokytojas, žaidžiu krepšinį, teisėjauju krepšinį. Manau, rasim bendrų interesų ir rasim naujų draugų. Tai gal tada judam priekį. Aš Vitalija iš Mažeikių, mėgstu keliauti. Ką žinau dabar, ne? Didžiažas, kaip? Dėkui, Vitalija. Toliau. Aš Salomėja. Aš mėgstu skaityti. Aš pagarsinsiu. Salomėja mėgsta skaityti. Galėsit pakalbėti. Apie tai. Esu Vytautas. Pažįstat, dalis mane, jo susipažinau. Pradėt metai, šiais metais, kas nori paplepėti, pašnekėti, tai jeigu ne, įsivešiu pas. Ačiū. Su Česlovas. Česka, jeigu trumpiau. Česka, jeigu trumpiau. Ką čia dar pasakyti? Tikiuosi gerai praleis laiką. Koks hobis, pona? Tikiuosi invalidus pavirs dar neįgalesniais. Ir šią stovyklą. Neišdegs. Dėkui. Aš esu Aistė. Na, ją kartelį karoną. Dabar irgi filmuojasi, šiaip džiaugiuosi čia, kad galiu čia dalyvauti. Džiaugiuosi, kad su visais susipažinsiu ir tikiuosi, kad busim labai geram laikė. Pusiau angliškai gausi. Kad gerai praleisim laiką, jeigu lietuviškiau. Aš esu Milda iš Panevėžio. Ką mėgsti veikti? Ką mėgstu veikti? Ką užsiėmė gyvenime? Kokia tavo prasme gyvenime? Tikėtis tas. Gerai, apie save galės Kas tave papasakoti. veža? Jinai instruktorė. Taip, pusę aerobikos instruktorė. Esu mankštininkė. Pasimatysim ryte. Šiai leidžia. Nuvydinis Šnekutis. Dabar turit daug normalių vietos. Labai kviečiu. Tikiuosi, kad bus linksma. Esi iš Lietuvos? Aš Antanas, iš Tekėčių. Skor. Jis? Viskas to pasakyti. Viskas to pasakytum. Jis Tomas iš Mažeikių. Ukrainis. Ką mėgsta sakyti? Viską mėgstu, tik nesu visais, ne visur. Tai tiek. Nepraleisim tave. Aš esu Justina iš Klaipėdos, mėgstu pasportuoti, pabėgioti stadione. Atvykau susipažinti su naujais žmonėmis, susirasti draugų ir gerai praleisti laiką. Sveiki, esu Laužis iš Mažeikių. Sakau, matyti. Atvykau save pasibandyti. Sveiki, esu Eimantas iš Klaipėdos. Mėgstu ekstremalų sportą, šaškas, raketas. Kortas, ja. Ne, šiaip mėgstu aktyviai sportuoti. Futbolas, krepšinis. Esu Brigita iš Mažeikių. Mėgstu labiau pabūti ramiau, labiau prie knygų arba kokį filmą įsijungti su keliais draugais. Taip pat atvykau išbandyti savo jėgas, kažką naujo pamatyti, susipažinti. Esu Rita iš Plungės rajono. Selsiai jau čia Rita, kad iš Plungės. Atsakykit, nes netvisto buvo. O čia kad įgyti naujos patirties. Esu Monika iš Telšių. Atvažiavau gerai praleisti laiką ir susipažinti su naujais žmonėmis. Aš esu Brigita iš Gargždų.
Atvykau čia smagiai praleisti laiką, susipažinti su naujais žmonėmis ir kuo galėt prisidėti. Tai esu Laura, esu iš Klaipėdos ir atvykau gerai praleisti laiką ir taip pat susipažinti su naujais žmonėmis. Aš esu Gabrielė iš Klaipėdos, atvykau čia įgyti gal, ne pirmą kartą, bet vis tiek įgyti naujos patirties, susipažinti su daugiau naujų žmonių. Dar kartą save išbandyti ir gerai praleisti laiką su jumis. Aš esu Dariuks, iš Kauno. Hobis tai ir keturračiai, sports. Kalbė tai kažkaip nekaunietiškai. Biški mėtyts per lietuvėlę. Pasportuot su keturračiais, gerai su Hebra praleisti laiką. O čia atvažiavau, biški pasportuosim, biški padainuosim, biški pašoksim. Nu, kažką gerą, manau, veiksim. Pirms buvo pasportuosim. Ačiū, tiek. Aš Raimeda, iš Šiaulių, būsiu instruktorė. Gyvenime mėgstu sportuoti, keliauti, visus gerus dalykus. Pusę pasaulyje pažįstu. O šioje stovykloje būsiu instruktorė ir stengsiuosi pasidalinti savo patirtim ir gal kam kokiam naujovių pasakyti ar šiaip žiniom pasidalinti. Меня зовут Светлана, я из России, из Москвы почти. Люблю путешествовать, люблю новые компании, общение, занимаюсь спортом профессионально. Приехала посмотреть, чем вы тут занимаетесь. Ты видишь? Или все поняли? Поняли. Esu Kasparas iš Klaipėdos, atvykau čia būti naudingas, su žmonėm susipažinti, gerai praleisti laiką, kitus palinksminti. Kasparai, tu pasirodai, ten nemato tave. Nu, daugumą jau pažįsta. Tiesiog susipažinti su naujais žmonėm, naujų pažinčių. Esu Karolis iš Klaipėdos, mėgstu važinėti dviračiais, mėgstu fotografuoti, atvykau čia susipažinti su naujais žmonėm, savanoriauti ir padėti kitiem, ko galiu. Tai jeigu reiks, kreipkitės. Su Gediminas iš Telšių, mėgstu sportuoti, laisvą laiką mėgstu labai prie kompiuteriaus pasidėti, ką perka, aiškus, vis mėgstu. Na, mėgstu dar pajudėti visur, pasivažinėti. Esu Skaistė iš Klaipėdos ir ko čia atvykau, tai to patirties, malonaus bendravimo, pamatyti laimingų žmonių, nes labai pirmas tokia, kad būtų organizavimas. Ir ką aš mėgstu, tai kelionės, knygas, labai vandens sportą. Iš tikrųjų, išbandyti vis kažką naujo. Dabar vandens sportas Lietuvoje kažkaip medalius renka. Tai gal tiek. Perspektyva gera. Esu Arvidas iš Plungės. Atvažiavau praleisti gerai laiką. Kas Arvido nepažįsta? Vytį pažįsta Arvidą. Esu Andrius iš Vilkaviškio, mėgstu žiūrėti kovinius filmus ir gražias panelės. Čia pasisekė. Pagiaužysi, ne? Esu Vilmantas iš Jonavos, trumpiau Vilmis. Atvažiavau čia kažko naujo išmokti, kas man praverstų tolimesniam gyvenimui. Savo galvą. Pernai galvą tavo kentėjo. Mano. Tada esu iš Klaipėdos, atvažiavau įgyti naujos patirties, neseniai sėdžiu vežimėlyje, taip kad naujų žinių, naujų patirčių kažką. Nu tai prakaituosi. Čia kaip užversta vežiniom. Pratimai. Nu, Nu, garsiau.
Esu Virginija, kaip čia pagalba tokia, jeigu prireiktų medicininės, tai užtvarstysim, sutvarstysim, subintuosim, priklijuosim. Ir šiaip labai, norisi padėti žmonėm, pažiūrėti, kaip jie gyvena, kaip bendrauja, kaip susiduria su tom problemom. Virginija mūsų dabar atsakinga daugiau yra už pagalbą namuose. Tai nauja mūsų organizacijos, naujas veidas. Kiek miestų mes čia esam, kiek turėsit važinėti patys? Čia važiuosit, jeigu bus galimybė, važiuosim kitur, ką darysim. Esu Dalia, taip pat prie medicinos, jeigu kam pagalbos, ką dviese kaip sinteikva su drauge, tai prašom, kreiptis. Mane tikriausiai visi aš prisistačiau, tai nieko ir nesakysiu daugiau. Esu klaipėdietis, tarp kitko. Ką mėgstat? Keliauti. Keliauti. Daugiau nieko nemėgstu. Tai dėkui visiems, kas neprisistatė. Prašom, iškart visiems pasirodyti. Sveiki, aš Lukas, maltietis iš Klaipėdos. Pomėgiai būtų stovyklaut, savanoriaut, laisvalaikio longboardas, dviratis. Atvykau čia susipažinti su žmonėm ir padėti kaip maltietis. Ačiū.